Politikas, diplomatas, kuris nori užimti pareigas, jisai turi nurodyti, kad bendradarbiavimo. Ir jeigu jis nenurodo, bet tikrinant jo dokumentus, išaiškėja, kad jis neprisipažino ir nebuvo įtrauktas. Tai sakau, tai pagal kokias straipsnius jūs viešinat? Tada sako pagal 9 straipsnį. Sako, aš tai iš vis nebesuprantu jūsų. Tai jeigu pagal vieną dalyką yra prisipažinę, bet dokumentai slapti, pagal kitą dalyką mes turim asmenų, kurie neprisipažino, bet mes jų nežinom, bet jeigu jisai nusprendžia tapti teisėjų politikų, jūs juos patikrinat per duomenų bazę ir sužinot, kad jis buvo bendradarbis su KGB. Tai sakau, tai pas jūs yra kurie ar nėra? Tai šiandien dieną, gerbiamas Arvydai, pasirodo, egzistuoja žmonių sąrašas, kurie neprisipažino, pagal 9 straipsnį, jeigu nori užimti pareigas, juos tikrina ir jeigu jie nustato, tai jie negali užimti pareigų, kandidatai į Seimą, diplomatai ir panašiai. Tai todėl mes registruojam 8 prim straipsnį, visiškai skirtingą straipsnio dalį, tie, kurie neprisipažino, juos irgi išviešinti. Nes Teisės departamentas taip ir nesugeba mum atsakyti klausimą, tai kokia asmenų grupė šiandieną yra, kurie yra kažkur tai paslėpti, bet jie yra neprisipažinę ir nėra vieši. Ir tikrai gali tą pasitikrinti. Ir šį Seimo rinkimai, žiūrėkit, labai gerai parodė. 4 ar 3 žmonės, kurie kandidatavo į Seimą, pagal 9 straipsnį buvo patikrinti ir buvo pasakyti, kad jie buvo bendradarbiai. Nors viešai tokių duomenų jokių nėra. Tai kažkas tai yra negerai šito įstatymu, todėl mes ir siūlom 8 prim straipsnį. Jeigu dar kažkas netinka, ar aš tikrai noriu, kad ir jūs įsijungtumėte šitą dalyką, sėdim pasižiūrim, tai kokie dar pas mus sąrašai yra, gal 3 sąrašai yra valstybei, kur tikrai galite atveskite ir pasikrinti. Danas Arlauskas, jeigu pamenat irgi, vieni vieši duomenys yra, jis nėra neprisipažinusių, bet kada buvo kandidatas į Seimo narius, sako, ne, jūs nuslėpėte. Tai aš klausiu, sako, tai aš niekaip nesuprantu. Tai jeigu žmogus turėjo būti išviešintas, tai kaip pas jūs kažkokie dar atsirado, kad eigoje buvo. Mūsų kandidatų ir lygiai, gerbiamas Arvydai, lygiai taip pat ir mūsų vienam kandidatui, Kęstučiui Biliui, kur sutapo pavardės, nors ne jisai yra. Sako, jūs neprisipažinot, bet jūsų duomenys nevieši. Po antro patikrinimo vyriausios rinkimų komisijos išaiškėjo, kad toksai žmogus egzistavo. Tai mes klausim, sako, tai kur tas 3 sąrašas, kur čia Lietuvoje tas 3 sąrašas atsirado? Ir iš to pasiekmė gimo šitas projektas. Va. Į nieką nebeaišku. Prisipažinę, neprisipažinę, persipažinę. Jeigu ten yra, to nėra, gerbiamas Arvydai, ir ten yra, o dar yra 3 sąrašas, gal ir 4, bet nežiūrinti. Tai Seimas svarstys siūlymą paviešinti neprisipažinusius buvusius KGB bendradarbius. Palaikydama projektą, Tamašunienė pasakė, kad jis turėtų padėti tašką gėdingoje KGB istorijoje. Pagal mane tai yra jau 3 variantas siūlomas Nemuno aušros. Buvo 1, buvo 2 paraleliai su Kasčiūnu, kurį užkirto Anušausko, tai yra Kasčiūnas dabar ant liežuvio galo valdas, Anušausko, kurį užkirto Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, o Žemaitaičio projektą užkirto tas lemiantis Jeglinsko balsas. Ir dabar praėjo kelios savaitės, nedaugiau 2, atsiranda 3 variantas. Tai man čia toks atrodo kaip vailiojimas kramtomos gumos burnoje, išspjauni, palaikai, vėl įsidedi, vėl pavailioji, vėl išspjauni. Todėl šiandien sąmokslo teorijoje 1 tema KGB, 2 energetika, 3 politika trumpai ir Artūras Skardžius, reiškia, vienas iš iniciatorių teikėjų Nemuno aušros frakcijos narys, bei specas KGB reikaluose publicistas Valdas Vasiliauskas. Na, Valdai, gal pradėkime nuo paties, girdėjai pristatymą, man, pavyzdžiui, nieko neaišku. Tai pasinaudojant jūsų metaforą kramtoma guma, kurią neįspjaus, nei praryti, tai 305 metai tęsiasi nuo pat nepriklausomos Lietuvos atkūrimo pradžios ir tęsiasi 99 metais, keitėsi daugumos, dabar atėjo naujoji dauguma ir vėl tas pats yra voliojama, ir vėl nei praryta, nei įspjauta.
Ir visą pagarbą Ritai Tamačiūnienei pasakyčiau, kad čia taško tikrai nepadės, nei daug taškio ir net klaustuko. Čia nieko nėra, absoliučiai. Tai yra teisiškai niekinis projektas, teisinis absurdas yra. Ir pabandysiu paaiškinti, kodėl. Tai pradėkime nuo to, kad visi prisimant tas garsius pažadus prieš rinkimus, kad štai bus paviešinti KGB agentų sąrašai. Tiesa, būdavo, kad dažnai užmirštama, kad tai prisipažinusių agentų sąrašai. Na ir, žodžiu, pagal dabar šiuo metu veikiančią įstatymą redakciją, valstybė saugo 75 metus prisipažinusius agentus, jų yra nelabai daug, 1500, iš jų jau dauguma po žeme, kai kurie pasenę, bet yra ir veikiančių. Veikiančių agentų ir veikiančių daugiausiai jų yra dėja žiniasklaidoje ir vadinami viešosios nuomonės formuotojai. Jie gyvi sveiki ir jie dar yra aktyvūs yra. Vien dėl to buvo šitas Žemaitaičio projektas turėjo prasme, nes buvo praplėsta, nes primenu, kad valstybė saugo 75 metus, išskyrus tuos atvejus, jeigu kandidatas prisipažinęs KGB agentas pretenduoja į Seimo narius, savivaldybės tarybos narius, teisėjus, prokurorus, diplomatus ir taip toliau. Tai čia Žemaitaitis praplėtė ir į visus viešosios asmenys, taip pat ir žurnalistus. Viskas labai teisinga ir manau, kad tai buvo teisinga, kadangi valstybė laikėsi savo pirminio pažado pagal pirminį įstatymo variantą, kad tai 15 metų apsaugo prisipažinusius, o paskui jau būna laisvi. Ir kam tokia privilegija? Po to jau pratęsta 13 ar 15 metais 75 metai ir tokia privilegija iš tikrųjų papiktino visuomenę. Viskas tvarka. Bet tada prasidėjo tokie mažai suprantami dalykai, o gal ir suprantami, kadangi tai rodo, kokia yra vis dėlto ta KGB agentų lobistų galinga jėga, ta nematoma plaukuota ranka, kuri iš karto sustabdė ir šitą pirminį Žemaitaičio įstatymą pataisą ir taip pat Anušausko, kur jisai, taip žodžiu, siūlė ir matyti irgi taip žodžiu, norėdamas dar labiau suaktyvinti tos lobistus, visus. Taip sakant, visus, ne tik viešus asmenis. Ir čia, aišku, sukilo matytos jėgos ir ta plaukuota ranka. Ir kuo tai baigėsi? Baigėsi tuo, aš tikėjausi, kad tai bus visuomenės laukia nusivylimas didžiulis iš savo tokios nemažos patirties. Tačiau nesitikėjau, kad taip bus nuvilta visuomenė. Ir dabar, vakar, mes matėme, kad iš tų dviejų projektų liko tokia striuka, bėdina pataisėlė pridurta, kuri kalba nežinia apie ką ir kodėl nežinia apie ką. Dabar kalbama apie tai, kad yra apie kažkokius tai trečią sąrašą, kurio nėra ir kurio nieks nežino. Tai yra ir neprisipažinę, bet registruoti arba kažkur žinomi. Gal kas nors ir turi, aišku, turi, nes visi išlenda prieš rinkimus, bet jie yra paslėpti kur nors privačiuose seifuose, kitur, kur išmetama prieš rinkimus apie savo oponentus. Ne apie savus agentus išmetama, bet būtent kompromituojant, pavyzdžiui, šiuo atveju ir Nemuno aušros ten vieną kitą kandidatą išmetant, arba ką nors kitą. Tai ir kalbama apie, taigi, dabartinę galutinę pataisą, už kurią vakar balsavo Seimo dauguma, priėmimo stadijoje. Aš manau, kad jinai bus sukritikuota Teisėsaugos komitetą, nes iš tikrųjų dabar bus kalbama apie, kad bus skelbiami sąrašai tų agentų, kurie yra neprisipažinę ir nežinomi. Taip kaip, nes pagal dabartinę veikiančią įstatymą redakciją, visi agentai, kurie neprisipažino, turėjo būti paviešinti, aišku, žinomi agentai, kurie neprisipažino per 6 mėnesius. Jau čia senai turėjo būti. Tai šito nebus. Ir kuo viskas baigėsi? Baigėsi tuo, kad visi prisipažinę agentai ir toliau gali ramiai savo gyventi 75 metus.
Čia būtent po vakar pristatytos pataisos. Taip, jie nieko neliečia prisipažinusių agentų, kurie užsiregistravę ir yra žinomi. Artūrai. Komentaras? Tai kadangi aš turbūt ir net su gerbiamu Valdu, čia mes esam per tą laiką, kai Valdas dar dirbo Seime, ne vieną kartą teikia ir ne vieną projektą, Taip. kurį dešinė ir socialdemokratų kairė visą laiką sugebėdavo sužlugdyti. Dešinė tai aš turiu konservatoriai. Ir vakar balsavimas pateikimo stadijoje išimtinai balsavo konservatoriai prieš pateikimą, nors valdančiųjų dauguma, na, kaip jūs minėjote, 75 balsai prieš 15. 79 ten balsai prieš 15, tai aišku, pateikimui buvo pritarta. Dėl šio teikto projekto, nežinau, turbūt gal koks 14 jau projektas, ten skaičiuojant per visą nepriklausomybės istoriją, tai konservatoriai, kurie rėkė visą laiką apie 5 koloną, kai velnės bijo turbūt KGBistų, kurie bus išviešinti, todėl balsavo prieš ir Simonas Gentvilas, liberalas, irgi balsavo prieš. Tai vakar balsavimo rezultatai, kas galite pasitikrinti, tai yra Seimo svetainiai, tai dėl to neprisipažinusių KGBistų, kurių sąrašus turi, ar tai genocido centras, ar ypatingi archyvai ir taip toliau, bet tai yra, nes jais manipuliuojama. Ir konservatoriai turbūt turi ne vieną tokį Manovą, kuri, kaip žinia, nuteistas yra dabar 8,5 metų, ar ne, beros 8 metai 6 mėnesiai kalėti. Tai yra aktyvistas konservatorių partijos, ilgametis, ilgai dirbęs Šiaulių konservatorių skyriui, kandidatavęs, nežinau, savivaldą, merus ir taip toliau. Tai yra politinis jų veikėjas, o to pačiu eidavo ten pas save į sandėliuką ir Morzės abėcėlę perdavydavo žinias. Ir iki pat turbūt net ir Seimo rinkimams vykstant, bandė konservatoriai, turėdami valdžią, nuslėpti tą faktą, nors jau tais buvo VSD pagautas už rankos. Bet tuo metu buvo nuslėptas. Bet kad manipuliuojama tą kortą KGBistų, tai pamatėme net ir Nemuno aušros sąrašas, kuriame buvo įrašytas ilgametis savivaldybės politikas, vicemeras Kęstutis Bilius. Staiga ištraukė ir dėmę metant viso Nemuno aušros sąrašos, štai yra Kęstutis Bilius, kurio pieštuku nupiešta kažkokia tai kortelė. Vat genocido centras gal turėjo kortelę, nupiešė, nes nei paneigimo, nei patvirtinimo nebuvo rinkiminės kampanijos metu, bet didžiulis mestas sąrašas. Konservatoriai Manovą savo tikrą šnipą padėjo ten, sakykime, iki geresnių laikų, kol pasibaigs rinkimai, tai štai yra manipuliacija. Tai vyko, vyksta ir dabar yra. Kiek tokių Manovų turi konservatoriai? Turbūt ne vieną. Pažiūrėkite, aš norėčiau ten, sakykime, savo tą KGBistų temą ten pradėti nuo signataro Povilo Andriukaičio, Vytenio Povilo Andriukaičio, kuris savo toj kalboj Seime šiais metais pasakė ugningą kalbą. 1990 gegužę aukščiausios tarybos pirmininkas Landsbergis davė pažadą, kad KGBistai nebus išviešinti prisipažinę ir tai yra šventas reikalas ir visi jūs privalote laikytis. Andriukaitis, signataras, Seimui bruka tokias mum tiesas, dabar europarlamentaras jisai, ar ne? Tai aš, tokio absurdo, gerai, kad klausiausi nuotoliu, tai būčiau nugriuvęs, išgirdę šitą, bet tą įrašą galite pasiklausyti, tą ugningą kalbą Seime, tai aš manau, nereikia paistalų kažkokių. Pažadas buvo duotas 25 metams, jie baigėsi 2015 ir nuo 2015 visi KGBistai turi būti išviešinti. Tai gerai, turi, bet... Apgaulės būdu, ten greičiausiai, kaip Valdas ten minėjo, tie lobistai KGBistų sugebėjo pateikti 2015 metais Seime projektą, arba niekada jūs nežinosite, arba jeigu norite, sužinokite po 75 metų. Buvo pateikta tokia alternatyva balsavimui. Tai be abejo, Seimo nariai dauguma ten pasirinko nors kada sužinoti, bet tai mūsų pareiga, atsakomybė prieš tuos, kurie buvo ištremti, kurie mirė toli nuo Lietuvos Sibire, Lietuvos
patriotam atiduotas tas teisingumas turi būti išviešinti visi tie, kurie skundė kaimyną ir nėra ko čia bijoti, kad jisai biškai patarnavo, kaip dabar teigiama, KGBistams, po to jau nubėgo, tapo lojalus, tai pradėjo dvigubi, trigubi agentai atsirado. Ar ne dabar maždaug aš su vienu, na, sakykime, parlamentaru vakar dariau radio ten laidoje, tai maždaug įrodinėjamas tai, kad jie buvo ten toliau, po to jie ten tapo kažkokie tai lojalūs, nevelnio, visi turi būti išviešinti, sąrašų turbūt yra ne vienas, tai vienas ten prisipažinę, kiti neprisipažinę, trečias, kur buvo pavogti pačios nepriklausomybės pradžioj, na, sakykime, kai buvo įsigauta, jau kai pasitraukė Rusas ir įsigauta į tuos KGB ten rūmus, tai tie buvo maišais nešami, paklauskite sąjūdžio ten dalyvių, kiek aš girdėjau iš savo sąjūdžio bendražygių, tai tikrai buvo maišais ten nešami, kažkieno tai nurodymų kažkur tai suslėpti. Toliau sąrašai, kurios rusai įsivežė, tai tie pagrindiniai turbūt ten sąrašai, tai mes tų sąrašų galime matyti daug. Bet jeigu nieko nedarysime, niekur nebus. Tie projektai nėra numirę, mūsų pažadas galioja, tai Nemuno aušros pažadas galioja. Tos projektus koalicijos partneriai, tokie, kurie balsavo NSGK komitete, aišku, dabar atkeliaus dėl to prisipažinusių tas projektas į Seimą, jis nėra ten nužudytas. Paskirsime kitą komitetą, bet tai priklauso nuo politinės valios. Paskirtas jau yra, man atrodo, Sabatauskui. Sabatauskui teisės ir teisėtvarkos. Ne, dar nėra. Jūs Seimo salėje. Dar nėra paskirtas, dabar va šitas projektas yra, kuris po pateikimo praėjo, bet anas, kurio išvada sugebėjo, man labai keistas saugumiečiai, valstybės saugumo departamentas. Supranta, sako, jeigu mes išviešinsim, bus didelė, na, sakykime, didelis pliusas mūsų priešam, sėdinčiam Kremliui ir taip toliau, jie sužinos mūsų agentus, jie čia taip toliau. Aš tai šito ten nesuprantu ir laukiu jų paaiškinimo Seime, niekaip nesulaukiu, naujas vadovas paskirtas. Pavaduotojas tas pats senas. Bet vis tiek ten sakyčiau, nesuprantami teiginiai, kad KGBistų išviešimas pakės nacionaliniam saugumui. Neišviešinimas yra žala valstybei, valstybės supriešinimas, manipuliavimas ir darbas yra Kremliui, Putinui, Rusijai, neišviešinimas, nes tokie manovai sėdi ir toliau perdavinėja Morzės abėcėlę. Ok, Arturai. Tai yra konservatorių partijos nariai. Tai tie projektai visi, kurie eina, bet kokie jie būtų, visus palaikysiu, po visais pasirašysiu ir tikrai mes nelauksime 75 metų. Aiškiau nepasidarė. Ne, tai yra politinė valia jos išviešinti. Tik tai papildyčiau, Artūrą, kad pirmiausia, kad yra kartu labai daug yra išplėšytų bylų, tai yra sunaikintos. Tai reikia klausti pas tėvelį Landsbergį, jisai buvo atsakingas ir už tai. Taip yra. Ar jie sunaikinti, ar jie paslėpti? Aš pats savo rankose laikiau ne vieną bylą, kur trūksta ne vieną lapą, o po 5, po kiek yra, žodžiu, kur esminių lapų. Ir taip pat čia, ką paminėjau, kodėl VSD kartais pateikia tokią keistą išvadą, kad čia sužinos priešai tos agentus. Tai yra taip pat daug požymių. Dėl tos vadinamos kabinetinės liustracijos, kai buvo liustruojami VSD kabinetuose ir tiesiog ta agentūra KGB perėjo į kitos politinės partijos jėgos agentūra tapo. Ir tada ta, žodžiu, partija, žinom, kuri partija, jinai gavo tiesiog dovaną iš senos santvarkos, tą agentūrą, kuri yra klusni, valdoma ir kurią galima labai lengvai manipuliuoti. Bet mes prie vakarykščio pateikimo, kur tu pasakei, kad tai yra nulinis projektas, tai tada nesuprantu, kam jis iš viso buvo teikiamas. Jeigu tas pirmas, kurį nužudė Jeglinsko komitetas... Dar nenužudė, dar jisai pusgyvis. Pusgyvis, jie perdo Sabatauskui. Sabatauskas Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Socdemas, kad tu galvoji, jisai praleis, tikrai nepraleis. Žiūrėsim. Tai viltis miršta paskutinė. Jo, bet jisai nėra nei pirmas nužudytas, nei antras, bet nedaryti to mes negalime ir sakau, kol būsiu Seime, tą dalyką darysiu ir bendraminčių tikrai rasim. Aš pratęsiu tą temą, kai eisim prie energetikos. Bet vienas faktas, kad šiandien tą turim bandyti pripažinti, kad vakarykštis tas pateikimas dėl to kažkokio trečio sąrašo, jis yra, niekinis. Taip. Ne, yra neniekinis, jis yra kaip... Dvi nuomonės, Artūrai, tu sakai, ne? Ne, tai aš pasakysiu trečią nuomonę.
Tai yra lakmuso popierėlis parodė, kad baisiausia yra konservatoriam. Iš 15 balsavusių prieš arba susilaikusių 13 konservatorių. Tai čia lakmuso be abejo lakmuso popierėlis ir aš tą vakarą irgi dėl to stebėjau šitą visą ir iš tikrųjų tai buvo atsispindėjo, kas labiausiai bijosi iš tos temos. Kuri politinė jėga. Nors Anušauskas, ką jisai teikė savo pataisą, jisai bandė konservatoriam nusiplauti fobiją KGBistų, ar ne, kad jie nebijotų KGBistų. Anušausko pataisa tam pirminiam projektui, kurį teikia Žemaitaitis, kuris, kaip sakėte, Jeglinskas ir visi kiti nekadėjai šitą, ar galbūt suklaidinti jie buvo. Maždaug mes rėmėmės VSD siūlymu, kad nereikia viešinti, nes tai bus naudinga Kremliui, jeigu išviešinsim savo KGBistus. Tai Kremlius taip žino visus KGBistus. Jie įsivežė visus sąrašus, aišku, jie ne kvailiai, ne vaikų darželis. Ypač dar žinant tuometinę, na, sakykime, griežtą KGBistų tą struktūrą ir visą kitą, nuo kurio režimo mes kentėjom. Šitą, net pati mane tūsė dar mokykloje, kai nuplėšėm vėliavą ten per šventę, nulaužėm su visu kotu. Sovietinė, bet čia buvo seniai. Šitą buvom vaikai. Bet tai buvo pirmoji ten pažintis su saugumiečiais dar mokyklos suole. Bet tai kam vakar teikėt? Kaip? Kam vakar tą teikėt, kur Valdas sako, jinai nieko neduos? Ne, tai viską duos, todėl kad čia pateikimas buvo, neatsirado kitas sąrašas, kuriuo buvo manipuliuojama rinkimų metu. Tai aš manau, kad dar reikia tą sąrašą, kurį įsinešė, pasikišę po ten palto skvernu ar kur nors įsinešė tie visi aukščiausios tarybos pasiųsti agentai, kurie ėjo. Valdas labai gerai ten paminėjo tą temą, kuri atsiskleidė vakar diskutuojant ir man radijo ten laidoje šitą su kitais Seimo nariais, tai kad maždaug jie tarnavo, bet po to pradėjo tarnauti kitam ponui. Bet tai vis tiek jų niekas nenubraukė vadinamų KGB nuopelnų, kad jie pradėjo tarnauti kitam ponui. Aš nežinau, ar jie išsipirko krūvį, bet Latvijoje 18 metai, pažiūrėkite, galite kas įeiti, bet kokią pavardę suvesti, viešai jums išmes, kas, ar ten buvo premjeras, ar ten kokie ministrai tada veikiantis, parlamento nariai 18 metais buvo veikiantis. Kiek čia laiko nuo 18 praėjo? Kai mes 15 paslėpėm viską, būtent tų pačių atneštais ir apmulkinti Seimo nariai buvo tų pačių gudrių KGBistų, davė pasirinkimą vieną, arba niekada, arba 75 metai. Kito kelio nėra. Tai baigiant šitą pirmą... Tai aš manau, kad reikia Valdai tą dalyką daryti ir aš prisimenu, kiek pats siekėjai tą dalyką daryti. Tai Valdas nesako, kad nereikia, Valdas sako, kad čia yra beprasmis projektas. Jie kabo šitą ir tai mūsų koalicijos reikalas susitarti ten viduje, balsų mes turime ten pakankamai ir tą dalyką aš manau, kad išviešinsime, kiek jie dar spės ten sunaikinti arba paslėpti, bet Anušausko ten pataisa, ko nebaigiu ten pasakyti, šitą Anušausko pataisa atsirado vien tam, kad jeigu jau matė, kad praeis išviešinimas, tada mes duokime išviešinimą selektyvų, kurį nuspręs saugumo departamentas, ką viešinti, kada viešinti. Ne, ten buvo saugumiečiams. Dviem institucijom, jo. Bet tai bus manipuliavimas, nes ir vienoje ir kitoje institucijoje konservatoriai nuo seno ten įleidę tose grandyse, vidurinėse žmonės, nevardinsiu pavardėm šitą, bet jie ten veikia, dirba. Valdai, sakyk, tas iš tikrųjų, baigiant tą pirmą dalį, paskui sąsojo su energetika, sakyk, 18 metais Latvija išviešino, nueini į internetą, suvedė pavardę, Arnoldas Klivečka, Artūras Skardžius, Valdas Vasiliauskas, gauni ten, ir gauni visą duomenį. Slapyvardis, visą kitą. Viską, bylos numeris, kur gali kodėl pas mus yra baimė, ką pas mus tų, reiškia, slaptųjų, miegančiųjų, agentų, giminių, draugų, brolių, seserų, vyrų, ką, už Latvius yra 30 kart daugiau, ar
mes jie... Motyvuojama to, kad mūsų neliko didžiosios dalies archyvų išvesti į O Latvija Rusiją. paliko, ne, Latvija visus paliko, ne, taip archyvus. Ne, taip sakant, kur centras, kur Ryga centras buvo mūsų trijų Baltijos valstybių. Ir Lenkijoje tas pats yra. Visose rytų Europos šalyse šita tema yra baigta, išskyrus Lietuvą. Aišku, Rusija taip pat. Aš noriu tam pasakyti, kad 120 000 istorikų teigimų dirbo su KGB Lietuvoje. Taip. 120 000. Kiek prisipažino? 1500. 1500. Tai įsivaizduokit. Tai paskaičiuokit. Nu, tai va, procentą. Ja. O dabar, reiškia, šią savaitę vienas reikalas, viena idėja įgavo kūną. Zuokas, nežinau kodėl ne Artūras, Zuokas pristatė tikrai gerą pradžią, tik tai man labai nedidelis klausimas, kodėl tokia siaura. Pirmas straipsnis. Pavesti Lietuvos Respublikos valstybės kontroliai iki 2025 metų lapkričio 15 dienos atlikti projekto valstybinį auditą ir atsakyti į šiuos klausimus. Pirma. Ar akcinė bendrovė Ignitis grupė ir jos patronuojamosios bendrovės UAB Ignitis Renewables finansiniai ištekliai projekte panaudoti teisėtai ir efektyviai? Antra, ar akcinės bendrovės Ignitis grupė ir jos patronuojamos bendrovės UAB Ignitis Renewables finansinio dalyvavimo projekte modelis, tai yra privataus ir valstybinio kapitalo subjektų bendradarbiavimo ir investavimo schema, atitinka 2023 metų gegužės 30 dienos paskelbto konkurso dėl jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančios energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai. Ir trečia, ar kaštų ir atsakomybių pasidalinimas tarp projekte dalyvaujančių jungtinės veiklos partnerių UAB Ignitis Renewables ir OV Offshore SL dera su numatytomis gautomis naudomis. Esmė audito turi nustatyti, ar įmokas, kurias mokėjo Ignitis Renewables, buvo mokamos tik tai jų pačių, ar mokėjo ir taip pat partneris, kuris dalyvavo konkurse ir kuriam priklauso 49% akcijų. Atrodo, čia yra... Galėčiau. Šitas klausimas buvo, kodėl. Tai yra audito komiteto, kaip pagrindinio komiteto išvada dėl šio projekto pavesti valstybės kontroliai, įsiaiškinti dėl pirmojo vėjo parko, kuris stovi, šitą ir nevystomas toliau sukišta 105 milijonai įsipareigojimų ir išleistų pinigų, moka vien tik tais Ignitis, tai yra Lietuvos pusė, kuriai priklauso 51%, 49% priklauso Ocean Wind, jų pasirinktam partneriui, kurie neduoda pinigų. Ir projektas yra pasmerktas žlugti, jeigu negaus valstybės paramos. Bet konkurso sąlygos buvo be valstybės paramos. Tai štai, o čia komiteto sprendimą, tai buvo pasiūlyto komiteto nariui jį pristatyti, tai yra audito komiteto narys Artūras Zuokas išėjo, aš kalbėjau dėl, sakykime, diskusijoje 5 minutės apie šitą projektą, aiškiai paaiškinau visiems šitą, ten kodėl reikia, tai valstybės kontroliai pavedėme, kad kol dar nebus pasibaigęs antrojo vėjo parko konkursas, turėti jau valstybės kontrolės išvadas. Tai yra iki spalio berods mėnesių. Audringi plojimai audito komitetai ir jo pirmininkai, sakant iš tikrųjų, nes tai yra labai rimtas žingsnis, nes aš atvirai šnekant buvau pradėjęs viltijau, nes irgi tiek buvo prieš rinkimus šnekėta apie rinkimų vajų, apie Igničio delistingavimą, grąžinimą net tautai ir valstybei, apie tai, kad reikia vis dėlto išskaidrinti visus akcininkus, ne tik tai tie, kurie registruoti oficialiai mūsų registrų centre, bet ir tuos tikruosius, kurie šešėlyje slypi. Kaip ir tai viską, aišku, dar labiau neviltis mane apėmė, tiesiog apstulbino, kai staiga metinėme prezidento pranešime prapliupo prezidentas ditirambais energetikos sektoriui
mūsų energetiniai nepriklausomybei ir independence. Tarytum nebūtų, kad tarytum atšauktos yra Seimo laikinosios komisijos, kuriai vadovavo mūsų pašnekovas Artūras Skardžius išvados. Ir kartu dirbo su Valdu Vasiliausku. Taip, kur patvirtino Seimas, kur buvo, taip sakant, yra iš tikrųjų viena profesionaliausia buvo Seimo laikinųjų komisijų. Tarytum nebuvo skandalo dėl praėjusią kadenciją, dėl elektros paskirstimo liberalizavimo, loterija Perlas ir visa kita, tarytum nebuvo to viso lokotrono energetikos ir kainų fantastiško šuolio, kuris ištuščino verslų ir Lietuvos žmonėms kišenes ir taip toliau. Tarytum to visko nebuvo ir staiga taip, žodžiu, ir tada man kilo noras pasamokslauti, jeigu galima. Tai kad vis dėlto mes tol neįveiksime Švento Roko brolijos ir energetikos sektoriai įsikerojusios įsitvirtintos korupcijos, kol mes neišvilksim į dienos šviesą savo KGBistų. O, kaip čia? Ir atvirkščiai. KGBistai tol yra saugus ir jų lobistai yra tokie galingi, kol jie turi finansinį galingą palaikymą iš energetikos ir Švento Roko brolijos. Tai yra susiję indai. O tai Šventas Rokas, kuris čia? Masiulis. Ir iš kur tai? Šventas Rokas Masiulis tai yra tas, kur vadovauja perdavimo tinklui Litgridui. Taip, kada? Dabar galbūt. Bet anksčiau vadovavo dar kol kas daugiau. Ir visur, kur siūsdavo Grybauskaitė. Taip, kur independence yra, taip sakant. Ne, tai palaukit, jisai Susisiekimo ministras, asfaltą matavo, gręžė skyles. Taip. Švietimo ministerija ten vadovavo. Independence vadovavo. Ir dabar, aš manau, dabar jisai vadovauja vienas iš gilminės valstybės, dipsteito ir galbūt premjerų yra. Tai va, aš taip manau, bet negarantuoju. Ir kodėl man tokia sąmokslo teorija ir gimė? Aš remiuosi ne bet kuo, o pačiu Vladimiru Putinu. Vladimiras Putinas stebina, aš, pavyzdžiui, skaičiau ne vieno vakarų analitiko ir politologo, kuriuos tiesiog stulbina jo išmanimas ir kvalifikuotos žinios iš energetikos ir jo resursų. Jis tiesiog detaliai viską žino ir čiupinėjęs, ir matyt, tą kvalifikaciją įgyjęs yra Sankt Peterburgo uoste, kai jis vadovavo, būdamas Sobčiako mero pavaduotojų, naftos produktų kontrabandai. Ir dabar visur sustatyta yra į strateginius energetikos, tai yra naftos, dujų postus yra KGB karininkai. Visur vadovauja tik tai KGB karininkai. Čia Rusijai. Rusijoje, taip. Taip, Rusijoje, taip sakant. Ir pagrindinis Putino ginklas yra ne tankai, ne raketos, o dujos ir nafta. Kur net ir iki šiol, po visų sankcijų, kur deklaruoja, vis tiek Europą laiko už gerklės. Ir manau, kodėl gali būti kitaip ir Lietuvoje. Ne kaip Rusijoje, ne kaip Europoje. Ir kad mes esam energetiškai nepriklausomi, kuo giriasi ir buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė, ir dabartinis prezidentas Gitanas Nausėda, ir ypač konservatoriai. Nu čia tos garsi frazė Goodbye Lenin. Taip. Hello, kai dėl to išėjo pasirodo. Viskas. Tai, žodžiu, ir tai yra susiję indai, ir tada man visiškai aišku, kodėl taip žlunga galingai stabdomas, nematomas rankos, va šitie visi net prisipažinusių to 1500 KGBistų sąrašas, Seime staiga, viskas gerai, ir tik stop. Ir taip pat staiga buvo užgesęs ir tik dabar nudžiugino vakar Zuoko pristatytas projektas Seimo audito komiteto. Čia mūsų išvada tam komitetui, jisai kaip komiteto narys buvo jam deleguota pristatyti. Vėl įspėja, kad tai galbūt galima bus įveikti, bet kol kas tai yra tokia yra galinga jėga, susisikinti indai, kad yra neįveikiama. Tai aš toje pačioje šviesoje. Pratesk mintį, ar tu nejautėjai susisiekiančių indų KGB, plaukuota ranka stabdymas ir čia
Ir energetikoje, kur Ir buvo energetikoje. puolimas jūsų komisijos. Galima, tai komisijos, tai puolimas buvo be abejo, tai Nežmoniškas aš net nežmoniškas, tai buvo mestos visos pastangos, lingiai būdavo nurodoma, ką jūs negalite skardžiaus ten sutvarkyti, ar ne? Maždaug visos institucijos, dabar aš žiūriu į Palucką ir man juokas ima, žinai, kažkam tai užlipo ant kojas, bet taip yra, tokios gėlytės, pavyzdžiui, mane ten visos, visa šeima, visus narius, giminės, visa buvo atiduota kagabistams, šitiems kokiems ten, aš nežinau, jie vadinosi, Roką Petrošiūną, ar ne, kuris buvo iš saugumo ten išmestas, ne, tai aš nežinau, aš negaliu saugumiečių vadinti šitą konservatorių ten globotinį, ar ten kokį Gerasimavičių, ten kokį dar kažkokį, tai šitą, ar ten šitą Rasburskį, kuris Grybauskaitės ten patarėjas buvo, kuris finansavo visą šitą puolimą. Bet aš noriu, Valdas labai gerą man, sakykime, atsivėrė tą jogų terminais kalbant čakrą vieną, ne? Tai Failas atsidarė. Failas atsidarė, ne, jeigu taip jau aitišneku kalba. Tai aš būtent, man nusikėliau mintimis į 2012-2015 metus. Tai yra 2012 metai, rugpjūčio mėnuo. Rokas Masiulis jau, sakykime, sudarė sutartį su offshore'ose registruotu Hiock LNG Limited, šitam Bermuduose su offshore'iniai ten kompanijoje, kad nuomosis laivą už 1,8 milijardo litų, tai čia 10 metų tokia. Staiga įsileidžia į strateginį objektą Klaipėdos naftą rusus. Rusų kompanija, Lukoilo kompanija, prie Kubiliaus premjero. Tai čia jų kadencija pasibaigė tik tais jau gruodžio mėnesį 12 metų, čia rugpjūtis. Sudaro 3 metų sutartį, kad jiems perleidžia valdyti strateginį objektą, Klaipėdos naftą, rusams, Kremliaus kompanijai Litasko. Mes turime tą sutartį įsireikalavę, aišku, jinai įslaptinta, yra Seime, niekas neleidžia nuimti to grifo, nes didžiausia paslaptis tai slepiam rusus, ar ne, ir ten ir Kremlių. Tai Lukoilo kompanijai atiduoda Rokas ten Masiulis, mes įsikviečiam į šitą nacionalinio saugumo komitetą, pas Artūrą Paulauską, tuometinį nacionalinio saugumo komiteto pirmininką, klausiam, kodėl rusai valdo Klaipėdos naftą. Tai sako, jie čia nesinaudoja, Klaipėdos ten nafta, bet jie moka mums pinigus. Jeigu ne tie pinigai, nepastatysim Independence. Tai tą gali patvirtinti visi posėdžio dalyviai. Man atrodo, ten ir Anušauskas buvo su Rasa Juknevičienė ten tuo metu, bet ir pats komiteto pirmininkas jis pat patarėjai. Apakė. Žmogus neturi leidimo dirbti su slapta informacija, bet rusam gali išnuomoti strateginį objektą. Jo parašu buvo sudaryta ta sutartis, ką darė rusai, kam jiem reikėjo to. Jie sprendė savo geopolitinius dalykus 12-15 metais, kadangi 3 metus valdė, neleido kroviniams atvykti tamsiesiems naftos produktams, mazutui ir visa kita iš 2 Baltarusijos perdirbimo įmonių, iš Mozelio ir Novopolocko. Šitą užblokavo, tai reiškia uostas neturėjo krovos, Klaipėdos nafta gaudavo už talpas, kuriuom nesinaudojo rusai, ar ne, ta Lukoilo kompanija, geležinkeliai patirdavo nuostolius. Tai buvo patirti 10-miliniai nuostoliai per tuos metus, tiek uosto, tiek geležinkelių. Geležinkeliai ir uostas buvo susiskaičiavę, tada buvo dabartinis Klaipėdos meras, uosto ten vadovas Arvydas Vaitkus, o šitam geležinkeliam vadovavo tada Ponas Dailitka, jo. Tai štai, tai jie pateikė tada mums Seime tuos nuostolius, bet kadangi turėjo didelę globą Grybauskaitės Rokas ten Masiulis, jam ten jinai ordinus kabino, visą kitą už tą lojalumą, tai valstybė patyrė didžiulius nuostolius, strateginis objektas buvo atiduotas rusams, o tos 2 kompanijos pasirodo, bent jau galima taip įsiskaičiuoti, nukeliavo su savo kroviniais į Sankt Peterburgą, į Uslugos uostą. Tai reiškia, Lietuvai buvo padaryta žala ir kartu su rusais dirbo šitam. Tai ar čia buvo kagabistų ten vaidmuo kažkoks ar nebuvo, tai man dabar jauna tokia, sakykime, atsidarė čeklą, o kas gali paneigti,
kad tam visiems diktavo KGBistai. Vietiniai šitą, be vietinių tai čia nebūtų apsėję, kur jie tuo metu buvo, kokioje institucijai dirbo, ar tik tais konservatorių frakcijoje, ar dirbo ir toliau. Tada tas Irmanovas turbūt veikia, ne, kadangi jau seniai ten veikia. Tai aš čia papildysiu, Puzlas labai baisus dėliojasi. Papildysiu kaip... Bet ta faktas yra, suprantat, apie kurį bijo kalbėti Lingė, bijo kalbėti šitą Ulbinaitę, bijo kalbėti Anušauskas, bijo kalbėti konservatoriai. Jiems čia yra... Tai papildysiu kaip buvęs Seimo nacionalinio saugumo gynybos komiteto narys, kuris susipažinęs buvo su tai įslaptinta ir dabar slapta informacija įslaptinta dokumentais. Tai čia buvo kalba apie naftos grupę, Klaipėdos, žodžiu, grupę, pas kurią vadovus atvyko pasiuntiniai iš Rygos, KGB generolas, atsargos KGB generolas, ir pasiūlė parduoti naftas, tas cisternas, kurios stovėjo Klaipėdos uoste, kurios, kaip Artūras sakė, eksportavo Baltarusių mazutą, tai buvo didžiulis pelnas. Čia tranzitas, jo. Tai tranzitas, jo, laivais, taip, baltarusišką mazutą. Mes kalbam apie 12-15 metus, ne, Valdai? Ir, žodžiu, pasiūlė parduoti. Parduoti, viskas tvarka, jie atsisakė, kadangi tai buvo labai pelninga. Čia lietuvių įmonė, lietuvaičių puikiai dirbo. Tai jie pasakė, jeigu jūs neparduosit, tai pas jūs ateis žmonės su antpečiais. Ir jie atsisakė parduoti ir po mėnesio pasirodė Lietuvos FNTT, Klaipėdos skyriaus vadovas Kuliešius, kuris po to tapo prezidento patarėjų pirmos kadencijos Nausėdos. Darius Kuliešius. Ir, žodžiu, ir, taip sakant, iškelta byla iš karto, sustabdyta veikla, ta įmonė įvaryta į bankrotą, bet kas įdomiausia, rusai nusipirkę tas cisternas, 3 metus, kaip minėjo Artūras, laikė tuščias. Tuščias, kad būtų užblokuota ir kad nukreiptų, nukreiptų būtent baltarusišką mazutą nuo Lietuvos į Sankt Peterburgą uostą. Vat šita visa byla. Bet žiūrėkit, kokie gaunasi naftos grupė atsisakius parduoti rusam cisternas, jie sulaukia FNTT Kuliešiaus, kuris dirbo pirmoji kadencijoje pas prezidentą. Nacionalinio saugumo patarėjų. Nacionalinio saugumo patarėjų. Tai ir buvo perspėti Klaipėdos naftą, kad ateis su antpečiais. Labai atsiprašau, mes nemaišykime Klaipėdos naftos ir naftos grupės privačios kompanijos. Tai atsiprašau, Klaipėdos nafta tai valstybinė kompanija, kuriai vadovavo Rokas Masiulis, nacionalinės svarbos objektas. Gerai. O ten yra tokių pat pavadinimų, labai panašių. Naftos grupė. Yra privatus asmenys. Tai pas tą naftos grupę yra atėjo. Pas tos privačius asmenys. Bet esmė yra ta, kad jeigu sugebėjo tokiam lygyje KGBistų nurodytas ateiti, galimai KGBistų nurodytas ateiti FNTT pareigūnas Kuliešius, kuris paskui už ištarnautos paslaugas tapo prezidentūros patarėjų. Nausėdos. Tai kodėl negalėjo Artūrai lygiai taip pat KGBistai nusiųsti pas Roką Masiulį ir priversti pasirašyti jį sutartį su Lukoilu ir 3 metus laikyti tuščias. Ne, tai cisternas laikė būtent privati, ne Klaipėdos nafta, tai yra visai kas kita, kuri Independence finansavo, o čia buvo Klaipėdos naftos grupė, privati, kuri privertė, būtent jinai eksportavo būtent baltarusišką mazutą. Cisternas buvo jos, privačios naftos grupės. Tai labai pelningai dirbančios įmonės. O Litasko? Litasko buvo įsinuomavusi didžiąją dalį, yra ta sutartis, yra nuomos, kiek jie ten mokėjo, aišku, 100% jie nemokėjo, jie mokėjo tam tikrais ten koeficientais, bet neoficialiai buvo kalbama, kadangi prasidėjo tyriamosios žurnalistikos atstovai pradėjo domėtis. Aš dabar ten neįvardinsiu jų, nors Valdas ir turbūt ir pats Arnai žinai, apie ką kalbu. Šitą, tai jie staigiai buvo užčiaupti. Šitą mums tik Seime pavyko įsireikalauti Klaipėdos naftos, valstybinės įmonės Klaipėdos naftos sutartį su Litasku.
apie kurią aš kalbu, būtent 3 metam, nes tai valstybinės svarbos objektas. Tai būtent šitie, jie ten Klaipėdos naftos grupė, kuri ten tie privatininkai, kurie po to ten bylos susodinti buvo, nepasodinti jo. Čia kitas dalykas, bet Rokas Masiulis atėjęs dėl savo valstybinės nacionalinės svarbos objekto, aiškino, įdomiausia, sako, jeigu mes negausime iš rusų pelėkautose to nemokamo sūrio, ne, tai yra nesinaudoja talpomis, daro žalą pervežimams geležinkeliams ir uosto krovai, bet kažkokias ten grašius moka, galbūt kiek ten atkatų gavo kažkokie tai patarėjai, per kuriuos ten prilindo, ar ne? Aš nežinau, bet visokių ten kalbų buvo, kad ten nuo tonos ten kažkam ten kažkiek tai, kurie ten priejo, bet visi buvo užčiaupti, tie neprivatus. Nuo tonos, sekundėlę, aš girdėjau, aš taip pasakysiu, nuo tonos eidavo, kiek aš esu girdėjęs, vėlgi, ėjo 50 centų imperatoriui, nu, vat, visai tai 50 centų eidavo valstybiniai įmoniai ir kas likdavo ir 50 centų pasimdavo. Už neperkrautą naftą, kurios nebuvo. Taip, už neperkrautą naftą, kurios nebuvo. Kurios nebuvo. Tai va, tai štai, tai labai tokia, ir suprantat, ir va čia mes tada klausėm ir saugumo tada atstovų šitą, kodėl Rokas Masiulis neturi leidimo duris puslapį informaciją, kai jis dar buvo šitą nacionalinio saugumo gynybos komitete. Tai sako, jis neprašė, žinai, strateginio objektą vadovauja rusam išnuomovę šitą, bet jis turėjo stogą Daukanto aikštėj. Tai ponė prezidentė Grybauskaitė ir visi patarėjai. Tada jam nereikėjo nieko. Ir visi patarėjai dirbo. Visi patarėjai. Taip, jam. Tai mes jums dėliojam tiesiog, kad jūs suvoktumėt, suprantate dėl ko, taip, čia geras precedentas, tą kartas Žemaitaičio pateikimas, kad suvesti grandinę valdai. Nes žmonės klausydami, kaip išeina į Seimą ir sako, reikia išviešinti KGB dokumentus, galvoja, nu, kam tuos 90-mečius viešinti? Neįdomu. Supraskit, jie veikia ir va štai su Artūru ir su Valdu mes jums sudėliojom, jie veikia mūsų strateginiuose objektuose. Kas labiausiai plėšėsi marškinėlius dėl independence ir energetikos pertvarkų. Galbūt ir ten sėdi jų KGBistų paskirti ir finansuojami pareigūnai, Valdai. Tai be abejo, tai ne, tai kur išėjo visi Dalios Grybauskaitės patarėjai. Pirmos kadencijos, kur dirba, tarkime, Romas Švedas, visi kiti. Molis. Visi, taip sakant, yra Udrėnas, kur dirba. Rasburskis, Udrėnas, Molis, Švedas, kurie vadovavo štabam. Vytas Vasiliauskas tik nuėjo į bankinį sektorių. O visi nuėjo į geležinkelius, uostą, Independence. Ir žiūrėkit, Vytas Vasiliauskas toli nenuėjo, jis nuėjo į nebet kur, į tarptautinį. Nesakau, į finansinį sektorių nuėjo, o ten nuėjo energetiką. Bet irgi dirba. Dabargi po jo apsilankimo vizito su delegacija Tarptautinis valiutos fondas pateikė neigiamą išvadą, kad bus baisu, jeigu bus apribotas antros pakopos pensijų fondas. Tai baisiai išvadą pateikė. Būtent čia Vasiliauską atvežti ekspertai padarė šitą išvadą. Tai va, kam jis dirba. Dar vienas, atsiminkite, jeigu yra pensininkų, kad Grybauskaitės Vasiliauskas, buvęs Lietuvos banko veikėjas, kurį paskyrė Lietuvos banko valdytojų po to, kai jisai vadovavo pirmos kadencijos jos rinkimų štabui. Taip, kuris pasakė, kad moralė yra ne šio pasaulio dimensija ir būtent jisai yra kuruojamas konservatorių, kurie nenori jums sugrąžinti jūsų pinigus iš antros pakopos pensijos. Būtumėt pradėję gauti jau už 20 dienų, padėkokite konservatoriam, kurie pareikalavo ekspertinio vertinimo, kuris bus velniai žino, kada duotas. Tai čia didžiulis spaudimas iš Tarptautinio valiutos fondo. Ir būtent čia būtent Vito Vasiliausko ekspertų dėka. Nu ir trečioji dalis - politika. Nežinau, tai jau dabar tau turi čakrą atsidaryti, kaip tu suvesi KGB, energetiką suvedėm.
kaip Putinas susistatė KGBistus ir Putinas sustatė KGB įtakojamus asmenys mūsų energetikos sektoriuje. Ir visoje Europoje. Ir visoje Europoje, beje, nes perka toliau. Kaip suvesime Palucką, kurio skandalas, aišku, tęsiasi likščioliai. Paskutinis variantas, paskutinė žinia yra tai, kad dėl Palucko tavo vadinamosios bylos tyrimą organizuoja Europos prokuratūra. Va čia yra įdomu ir reiškia... Ne visai taip. Organizuoja dėl taip žodžiu, tiklau dėl ilties ir dėl kredito. Paimto kredito, bet ne konkrečiai dėl Ginto Palucko. Bet vis tiek čia susiję su juo. Susiję. Ne, tai gali susijęti čia visokiais ten ryšiais su bet kuo. Nes aš apie iltę norėsiu šiek tiek vėliau tada pasakyti, nes kai tik... Tai aš tik tiek, kad tai aiškiai yra, palaukime mes, aišku, Vyriausios tarnybės etikos komisijos išvadų, nors mažai abejoju, kad jos bus, taip sakant, apvalios ir muilinos. Nes... Klausimas, Valdai, o Vyriausios tarnybinės etikos komisijos paskirtasis prie konservatorių pirmininkas nebuvęs Saugumietis? Nu, kažkaip tai nežinau. Dabar pamiršios. Ne, galėsim patikrinti, bet tai visi požymiai, tai čia, žiūrėkit, labai taip gražiai dėliojasi. Taip sakant, tai pirmiausia tai, kad visas ministrų kabinetas pareiškia, kad tai tikrai nieko dėtas ir nekaltas, žodžiu, tai čia labai juokinga, kaip savo viršininką tempia. Po to, aišku, Iltė, taip sakant, pats auditas, kuris pats davė šitą kreditą, irgi pasakė, tai viskas yra tvarka. Na ir, o šiaip tai yra be viso kito, be to, kad yra, kad tai įmonė dvi tų pačių adresų, po to pačiu stogu, tuose pačiose patalpose dirba. Naudos gavėjas irgi yra tie du akcininkai, nedaugiau. Na ir trečia, kur neminėta niekur, tai yra tai, kad Gintautas Paluckas, tos naujos įmonės, kuri gavo kreditą, steigimo dokumentus ir patį paraišką kreditui, ir taip pat ją taisė po to, kai reikėjo, taisė pats. Direktorius nieko nedalyvavo. Čia galima labai lengvai įrodyti šitą viską, kadangi jis taip kreipėsi pas kaip čia, įmonę, kuri viską tvarkė, ir viską labai nustebo, kad čia, vat, žiūrėkit, buvo pas mus atėjęs pats net premjeras. O to direktoriaus netakysi buvo, nematė, kuris dabar ten gina. Taigi, aš manau, kad čia nėra kokia nors, čia korupcija ar kas, čia yra privačių ir viešų interesų supainiojimas. Man iš vis keistai Vteko sprendimai, žiūrėk, irgi buvo pripažinta, kad Vtekas Kacinkevičius pažeidė įstatymą su čekučiais, o tik, reiškia, išteisintas meras paskirtas, kandidatas. Bet tai čia nei aš, nei niekas kitas neturi teisės ten konstatuoti šito. Čia gali tik tai Vyriausioji tarnybės etikos komisija. Palaukime jos išvadų. Tai aš dėl pačios Iltės noriu pasakyti, toks jau turbūt sąmokslo teorija galbūt, sutapimas. Valstybės kontrolė baigė balandžio mėnesį, sakykime, kažkurio tai kampu palėtė Iltę. Kas yra Iltė? Tai yra buvusi Invega, Viva, Žemės ūkio ir dar viena ten paramos pertvarta pavadinta banku, nors dar banko jokių sąsajų ten nėra ir dar pradės vykdyti tas funkcijas kiek vėliau. Kas ten atiteks jam, bet yra milžiniškos sumos dabar visų šitų fondų europinių, dėl to ir atsiranda europinis prokuroras. Čia yra Paluckui suteikta ne dotacija, čia yra paskola. Taip. Paskola, sako lengvatinė. Man teko pasidomėti, kokie procentai, tai Euroboras plus ten ar ne 5, kažkiek tai procentų, aš pats ten nemačiau, bet tai būtume mes apsvarstę, bet po mėnesio mūsų svarstymo keliose audito komiteto posėdžiuose baigiam svarstyti, suformulavom užduotis finansų ministerijai, kadangi tai prie finansų ministerijos yra, tai Iltė vadinama, apjungus visus. Baigiam 1 valandą komiteto posėdį audito, 3 valandą
iššoka 15 minučių su kaltinimus premjerui. Dabar ką mes radom? Vadovas, kaip žinia, paskirtas yra patiltė, ta vadinama jau apjungti tie fondai pradėjo veikti 23 metais, vadovas gal 24, tai yra konservatorių paskirti asmenys, yra vadovauti šitai. Na, švelniai tariant, pinigai, kurie turėjo būti skirti verslui, tai yra pinigų prieinamumas Lietuvoje verslui vienas mažiausių, komerciniai bankai. Vienas sunkiausių. Jo. Vienas mažiausių yra, mes ten velkamės pačio ES, o verslas negaudamas pinigų negali plėtoti verslo ir mokėti mokesčių valstybei. Ne biurokratai sumoka mokesčius, negaudami iš biudžeto atlyginimą, o verslas. Tai tie pinigai, milijardai užspausti, 1,5 milijardo investuota į vertybinius popierius kitų valstybių ir obligacijas. 1,5 milijardo šiai dienai. Į Vengrijos, Bulgarijos vertybinius popierius. Grąža 2,5% vidurkis. Yra tokių, kur 0,12% gauna, 0,15%. Štai kur problema yra. Kad Paluckas gavo paskolą, ar ten jo įmonė susijusi, ten nesusijusi, verslininkų ten Seime turbūt pusė. Aš asmeniškai sakiau 2001 metais atėjus iš verslo savo verslo. Šitą. Atsisakiau, pardaviau ir visa kita. Bet yra ūkininkai, yra verslininkai, kurie ten vienaip ar kitaip turi, pats Kreivys, žiūrėkite, ten susiję su Mokveža ir visa kita. Tai apsimeta, kad net, bet verslui pinigai reikalingi. O jie pinigus ten sukišė į Vengrijos ekonomiką skatina, įsivaizduojat? 1,5 milijardo šiandieną yra padėta, ten pusė vertybiniuose popieriuose, pusė obligacijose, ten pasim 150 milijonų gal. Šitą, tai 1,5 milijardo išpumpuota. Antras ten dalykas, kurį pastebėjom, bet iki galo mes neišnagrinėjom jo, tai pastebėjimas valstybės kontrolės, kad labai ilgai nagrinėjamos paraiškos. Kai kurios net virš 3 mėnesių, kai kurios ten siekia ir girdėjome tokių nusiskandimų po 9 mėnesių gauna neigiamą atsakymą. Klausimas kodėl? Sudarytas dirbtinis deficitas ir iš verslo girdėjome, aš dabar sakyčiau, kas gali paneigti, kad tai neverčiama ieškoti tarpininko, kuris patarpininkautų tam verslui, kaip prieiti prie tų pinigų, kurie yra visų mūsų valstybės pinigai. Ir kad jeigu tu nerandi ten galbūt, aš sakau galbūt, tarpininko, tai tu po 9 mėnesių gauni atsakymą, kad laisvas, ar ne? Suprantat, ir jie tada padeda į Vengriją, ten dar kažkur tai už kažkokius jokingus procentus. Štai kur problema yra. Ir čia turi būti viskas išnagrinėto nuo A iki Z, finansų ministerijos, kas čia per kloaką. Valstybė negauna verslas pinigų, užsuktas kranelis, jis negali vystytis, negali mokėti mokesčių valstybė. O dabar, Artūrai, aš dabar savo versiją apie šitą skandalą. Aš tik sakau, ką mes padarėme, sutapimas ar ne, bet iš karto iššoko, aš nepateisinu, aš neadvokatauju Paluckui. Gerai, sakau, reikia atsisakyti verslo ir nevysti ir taip toliau. Tai aš irgi nenoriu būti advokatu nei Palucko, nei Čekučių skandalo herojams. Tačiau toks pabaigai, pabaigai klausimą. O kur dingęs yra Šarūnas Stepkonis? Ar tai normalu yra, kad ta byla, kuri tęsiasi nuo 2022 metų, kuriai vadovauja irgi Europos prokurorai, kuris yra vienasis baudžiamai kaltinamasis, pabrėžiu, vienas, pradanginės 42 milijonus ir jisai dingęs yra fatiškai. Tai jis nežinia kelintą apykoje nešioja, bet baudžiamoji byla dar neprasidėjusi. Klausykit, tai aš kalbu, ten buvo paraleliai civilinės bylos ieškiniai, bet baudžiamoji byla dar nepasiekusi teismo. Vienas kaltinamasis, jokie įtarimai nepareikšti nei kitiem, nei fiziniam, nei juridiniam asmenims, nors jį lydėjo daugybė garsių pavardžių.
Tai pirmiausia, garsiausia pavardė, tai aišku, yra jo verslo partnerės Austėjos Landsbergienės, kur ten taip neaiškiai pastatė mokyklą ir Kalnėnų rajone, ir kur generalinė prokuratūra atsisakė ginti viešąjį interesą. Žodžiu, po to, aišku, galima būtų irgi šitą temą nagrinėti, kadangi vėl aktuali antros pakopos pensijos ir vėl kelti klausimą, ar saugus mūsų pensininkų pinigai tuose privačiuose fonduose. Jis sakė, kad mažai jisai pavogė, tadagi aiškinosi tam fondai. Kadangi sakė mažai, ten pavogė, mes šis 42 milijonai, įsivaizduojat, 42 milijonai, taip sakant. Tai palyginti su čekučiai, su visais Palucko, tai, žodžiu, paskolom nepavogtais, žodžiu, 42 milijonai. Ir, aišku, dar labiau aktualiausia, kad staiga prieš porą savaičių Vilniaus Benkunskas džiugiai pranešė mumis jiem, kad štai Europos komisija palaimino vėl nacionalinio stadiono projektą. Taip sakant, yra vėl gavo pritarimą. Taip sakant, ir kad per 303 mėnesius galbūt tą nacionalinį stadioną arba daugiafunkcinį kultūros ir sporto kompleksą net ir pastatys. Tai jis jau 3 kartus pavogtas, nepastatytas buvo stadionas, tai Benkunskas, matyt, gali pavogti ir 4. kartą, nes kadangi vėlgi nieko nei žodžio nekalbama apie tą žodžiu, kad tai koncesininkas, tai buvo, kas buvo, Baltkepas, ir dabar beliko tik tai formali procedūra iš Baltkepo, iš koncesininko perimti, atiduoti statybininkui Arvydui Avuliui. Ir visą tarytum tvarka. Ar tvarka čia? Klausykite. Tai gerbiamas Antanvaldai, šitą aš kai tik irgi norėjau apie tai kalbėti, nes būtent audito komitetas nuolat kelia tuos klausimus Vilniaus savivaldybei, švietimo ir mokslo sporto ministerijai, nes pasakysiu apie sumas, tai jeigu 160 milijonų kainuos tas kosminis laivas, kur vadinamas stadionu, tai galima buvo tokius pastatyti 4, kaip Kaune, kuris kainavo 40 milijonų su visais kaunietiškais įkainiais, ar ne? Taip. Puikus ten stadionas, dažnai tenka būti, ypač mėgstu futbolą, važiuoju visą laiką, kada Lietuvos rinktinė žaidžia į Kauną. Niekada jis nebūna pilnas, aišku, nebent koncertų metu, dabar paskutinis, kur buvo garsusis jo. Bet kalbate ne apie tai. Dėl ko? Aš pasakysiu savo sąmokslo teoriją. Dėl to, kad sėdi Stepukonis, nugvelbęs 40 milijonų, ar ne? Ten kaip teigia. 40, imkim. 40 milijonų pabrangsta stadionas, kuriame Baltkepas, ar ne? Taip. Ten tvarkėsi tas fondas. Baltkepas prarado reputaciją, finansuotojų nebegali būti, bet kol sėdi šitas Stepukonis, Baltkepas, kažkoks mistinis dalykas, derasi su naujų statytojo Avuliu, reikalauja ten 8 ar kiek ten milijonų dar šitą. Įsivaizduojat, pabrangino stadioną, per pabrangimą, ten sakykime, Stepukonis ten susigrąžino tos pinigus pavogtus arba fondas toliau derasi, Stepukonis ten sėdi ir dar reikalauja naują ten statybininką, dar iš jo kiek ten milijonų. Tai reiškia, tiek dar brangs mums tas kosminis laivas, kuris vadinamas stadionu. Vien ministerijos sukišti pinigai, tai yra 2 tokie stadionai kaip Kaune, valstybės, ar ne? Ir dalyvavimas. Ir tai man labai stebina tarybos ten nariai. Neminėsiu ten pavardžių, kai kurie socialdemokratai, kurie labai tą projektą remia. Tai ką tik taip pat pasakėjai, galbūt ir Iltės strategija yra, kad rask tarpininką, gausi patvirtintą paskolą. Bet apie ką mes kalbam? Ta įmonė, aš sakau, nepateisinu tokio elgesio premjero ar kažkokio ten 40 000 paskola. 200 000. Ne, 40 tą įmonę pasiemusi. 40 skirta. Dabar tai nepasakyk, panaudota 40 pasiemusi, tai kapeikos, mes kalbame apie 40 milijonų čia ir tai yra tie pinigai, kurie atiteko Stepukoniui kaip dotacija. Jis pralošė, štai jums padengiam tos praloštus pinigus, tu pasėdėk, Baltkepas toliau ten dėrėsi su Avuliu, dar pasiims kokius 8, ar ne? Taip viskas vyksta, tai dėl to Stepukonis tyliai ir sėdi.
sėdė jis Ir ten. Poderskis turbūt važinėja pas šitą Stepukonį į kalėjimą. Kaip Leninas iš Razlyvo ten vadovauja Baltųjų rūmų šturmui, ne, ten kaip ten? Taip. Iš kur iš tos ten palapinės? Nu, čia aš jau hiperbolizuoju prie tų komunistų, kaip Leninas, ne šitą. Bet tai tik tai tiek, kad Stepukonis ne su komunistais susijęs, su O konservatoriais. koks skirtumas? Taip. Ir Poderskis O jūs lakstė į kalėjimą. skiriamosius bruožus ten kažkokius. Bet mes čia, baigiant laidai, noriu pasakyti, juk tikrai sudėliojom nuo 2012 metų. Kaip? O gal palauk, kada Grybauskaitę atvežė Landsbergis? 2009. 9, Kai jisai pasakė. 19 metais, jo, jinai vadovavo, tai 8 atvežė. Dvi kadencijos. 8 atvežė, nes buvo pusę metų rinkiminė kampanija. Bet laimėjo 9. Nu, Kai jisai pasakė, kad tebūnie dalia, Lietuvos dalia. Taip. Ir vat nuo tada prasidėjo KGB infiltracija į svarbiausius Lietuvos Respublikos postus. Į strateginius, darant nuostolį ir praturtinant vieną hebrą. Jūs girdėjote? Tai atsakymas aiškus, buvusių KGBistų nebūna. Nebūna. Ir todėl dabar visiškai aišku, kodėl to nenori išviešinti. O ačiū Artūrai, ačiū Valdai, o laidą baigsim labai linksmai. Kaip aš jums visą laiką sakiau, kad aš būsiu toks šlikštesnis, laukiau po Palucko skandalo, kas pratrys apie geopolitinę situaciją, kad čia negalima, pratrydo Leiputė. Pasakė, baikit, karas, geopolitinė situacija, o mes čia dar bateris jaudinasi. Kaitinam atmosferą. Toliau laukiau antro žingsnio, kas pratrys apie tai, kad informacija iš, tokių nepatikimų asmenų, ir reikia pripažinti, Černiauskas pardavinėjo konfidencialią informaciją konkurentam, ją gaudamas nemokamai iš registrų centro, už ką reiškia Gžibovską atėmė iš jo apdovanojimą. Taigi laukiau, kol bus panaudotas šitas faktorius. Yra. Ačiū, mėlėjai. Ačiū garbėjai, Juozas Olekas. Institucijos užsiėmė tiek FTEKas, tiek FNTT ir sulaukę jų atsakymų mes iš tikrųjų tada galėsim priminėti vienokius ar kitokius sprendimus, bet aš neturiu pagrindo netikėti, nes ta šaltinis, sakykime, kuris pirminis tą informaciją pateikė, nėra toks labai patikimas. Jeigu paskaitytumėt Davidonytės ir Pancerovo knygą, tai tas žmogus nepasižymėjo, reiškia, labai subtilumu ir skaidrumu. O dabar mes, remiantis jo žinia, kalbam apie tai, kad yra kažkokie nusižengimai.